Sveiki visi, kaip visada, Ruslanas su jumis ir jūs esate imuninė sistema šeimoje. Mūsų šeima jau auga, labai puiku. Tai šiame video aš kalbu apie mūsų produktus ir kaip teisingai naudoti. Kadangi jūs jungiatės kartu su mumis praeitą programą, tai žodžiu, reikia teisingai naudoti ir kad būtų viskas aišku, aš iš tikrųjų papasakosiu ir pademonstruosiu. Pradėsime nuo akmens aliejaus. Akmens aliejus yra mineralinė medžiaga, kiečiausia mineralinė medžiaga šitoj planetoj, pilnas spektras mikro, makro elementų, vitaminų ir taip toliau, turintis gydomasias galias. Žodžiu, su akmens alieju išsigydo žmonės labai daug ligų, įvairiausių ligų, tame tarpe ir onkologinės ligas. Tai žodžiu, mes programai nenaudosim gydomosios dozės, bet mes naudosim koncentraciją profilaktikai, kadangi mes turim daug produktų ir ne vien tik akmens aliejus, kad nesigautų ten kažkokiu tai perkrovų ir panašiai, tai mes naudosim 1 gramas, 1 litras vandens. Jūs, žodžiu, turit va tokias pakuotės, tai pasidarote virintą, čia va jau žmona yra paruošus, virintas vanduo, kambario temperatūros. Jau kalkytės būna nusėdusios, tai čia gražiai atpilta, švarus vandenukas. Tai žodžiu, padalinat 3 litrų, pasiemat indą, stiklinį geriausia, ir padalinat šitą pakuotę į 3 dalis. Čia yra 10 gramų, 3 litrai, tai bus 3 ten su trupučiu gramų, 3, žodžiu, gramo, tai nieko baisaus. Ir ištirpinam vandenį. Labai gerai tirpsta. Čia gal nėra 3 litrų lygiai, bet aš jau ne vieną kartą sudaręs. Tai žodžiu, paimsiu irgi maždaug va, koncentraciją. Nesversiu, kadangi aš jau daug kartų geręs, daug kartų daręs ir, žodžiu, palauksim, kol ištirps. Akmens aliejus, jis turi labai stiprią tą tokią mineralinę koncentraciją, labai daug mikro, makro elementų ir gali turėti sąveiką su dantim. Gali gelsti dantis. Nuo tiek, aišku, nepagels, bet tie žmonės, kurie gydosi, ten būna net iki metų gydymo procesai, jeigu sudėtingos ligos. Tai žodžiu, geriausia yra per šiaudelį, 150 ml įsipylus, jau ištirpinus, išmaišius kiekvieną kartą. Per šiaudelį naudot. Kaip nuo kavos, kaip nuo vyno raudono, kaip nuo arbatos tie dantis gelsta. Tai žodžiu, vat, nuo akmens aliejaus gali gelsti, kadangi labai stipri koncentracija ir su emaliu gali turėti sąveiką. Taip, toliau turbūt viskas aišku. 1 gramas, 1 litras virintas kambario temperatūros vanduo. Viskas. Ir per šiaudelį kiekvieną rytą, kiekvienus pietus, kiekvieną vakarą prieš valgį 30 minučių. Taip, kadangi 30 minučių prieš valgį ir mes turim mumijų, jūs turit vat irgi tokias vat pakuotės gaunat, mes ką darom? Mes paimam irgi va tokį švarų indą ir mumijų padedam va taip į tokį indą ir laikom kažkur spintelį tamsioj, ne ant saulės, ten spindulių ir panašiai. Tai va, mumijus irgi labai stiprus. Taip, kada mes išgeriam akmens aliejų, tai nereikia laukti pusę valandos, žodžiu 10 minučių praėjo ir antras jau panaudojimas tai akmens aliejų, mumijus, atsiprašau. Mumijus irgi. Mumijus negalim, ypač moterim, labai greitai padidinti tą dozę. Tai reiškia, paimam irgi mes 150 ml vandens ir ištirpinam ryžio dydžio gabaliuką pradžiai. Jeigu nesijaučia ten va tokio poveikio ar panašiai, tada jau po truputį didinam. Vyrai gali iškart žirniuko dydį ir jokių problemų nėra. Nes moterims kažkaip ten, tai galvelė ten pasisuka, tai vėl kažkas, tai neperdauginkit. Nes buvo atvejis, kai nusipirko ten vos ne pusę to mumijaus suvalgė ir sako galvas skauda. Tai reikia tada daryti 30 dienų pertrauką, kad išsivalytų visas tas mumijus, tas perdozavimas.
Ir geriau teisingai darykim ir neskubėkim, nes užteks to mumijaus tikrai visam mėnesiui ir palaipsniui. Palaipsniui visas organizmas pripras, ypač tie, kurie pirmą kartą. Galiu pasakyti, va Natalija taip pat irgi neturėjo, tai čia mes atsivežėm. Ir taip išsiilgusi buvo to mumijaus, irgi pagrebė ten daugiau, tai žodžiu, sako, galvos skauda. Nu tai, sakau, nereikia tiek daug naudot, po truputį įvesk. O šiandien viskas tvarko, jokių problemų nebėra. Tai va, tai atsimenam, akmens aliejus 1 gramas, 1 litras vandens, išsitirpinam, geriam per šiaudelį, po 10 minučių, išsitirpinam truputį mumijaus. Nu aišku, mumijų galima įvairiai ten, jeigu ten kvapas jums nepatinka, ar skonis nepatinka, nu gali ten paįvairinti kažkokiais tai kokteiliais ar panašiai, ar į kažkokią tai, nežinau, sultis įdėti ir panašiai. Dar ką noriu paminėti, kad nereikia užkietinti vidurių, geriant akmens aliejų. Dar aš po šito video parašysiu, kas negerai. Tai ten kiauliena, riebi mėsa, žalios daržovės tokios kaip ridikėliai, česnakai, svogūnai. Apdoroti ten termiškai viskas tvarkoja, bet žalias jisai, nu taip negerai. Aviena, antiena, tokia riebi mėsa, geriau jos nenaudot. Bet kadangi mūsų visa sveikatimosi pramoga paremta augalinė mityba, tai mums tas negresia. Tai va, turbūt viską pasakiau, mumijų pasakiau, akmens aliejų pasakiau. Ir viskas, mes tuo metu, kai mes jau išgeriam, galim ruoštis pusryčius. Pusryčius aš jau irgi dalinuosi, tai košytė, tai vėl. Ir su dumbliais. Dabar turit laminariją, puslėtasis guveinis, laminariją nervinė sistema, virškinimo traktas, visos tos susijusios lygos. Ne lygos, o tiesiog sistemos. Puslėtasis guveinis tai mūsų kraujo plazma, beveik identiškas. Ir vaistinis drebuliuotis beveik identiškas mūsų kūno sandarai. Tai jūs galite įsivaizduoti, kad tie produktai yra ypatingai geri. Viskas yra sertifikuota, organika, natūralūs produktai, nėra čia jokių. Yra pasakymų, kad dumbliai ten kaupia arsenį, ten visokius kitokius brūdus. Šitie vandenys yra ištirti, laboratoriniai tyrimai padaryti. Ir, žodžiu, tos koncentracijos nėra stiprios, bet kada aš ieškojau, kada aš gilinausi, tai iš tikrųjų laminarijos man nedavė. Kitas dalykas, tuos miltelius kartais deda ten paukščiams ir panašiai, ten pardavėjai tokie gudrus yra, juos išekstraktuoja tos dumblius ir, žodžiu, paduoda mums tokį jau ne visiškai pilną spektrą. Šitie dumbliai yra iš tikrųjų, įdėjau nemažai pastangų, kad juos turėtumėm aukščiausios kokybės. Tai va, juos galima iškart visus 3 susimaišyti į kokį nors atskirą indą. Čia matot, maišelis toks truputį didesnis, nes Londone turėjome juos truputį didesnius, Lietuvoje tokie. O čia Londone biškiai jie didesni, tai aš manau, kad sutilps jie visi 3 į vieną. Bet aš gal nedemonstruosiu viso to proceso, kaip čia aš juos makaluoju, maišau. Bet turėkit omeny. Tai žodžiu, dumbliai. Dumbliai, pasakysiu, kaip aš juos naudoju. Aš paprasčiausiai imu šaukštelį, jau mikso, visų 3 miksas. Visų 3 dumblių miksas ir nubrauktas arbatinis šaukštelis. Va toks dydis. Žodžiu, aš dedu į burną ir užgeriu švarių vandenių. Ir tada dumblius reikia naudoti jau valgant. Jie yra šleikštus, tikrai neskanus, tikrai ne kažką skonės. Bet galime mes berti į maistą, tiesiog maistą apibarstyti su tuo. Galima įdėti kokį kokteilį, mes pasidarysim ten, aišku, kokteilių, parodysiu kaip. Bet aš asmeniškai ir žmona, tai grinai taip šaukštelis į burną ir užgeriam vandeniu. Prieš valgant arba po valgio, nėra skirtumo, arba valgio metu, kada jūs užbarstot ant maisto tą visą. Ir viskas. Čia yra labai didelė jodo koncentracija, skydliaukės veiklai aktyvinti. Visi procesai, žodžiu, užsikuria. Ir kas liečia svorio tos numetimus,
priklausomai nuo kiek mes esam apleidę savo mitybą, tą tokį nesveiką gyvenimo būdą, kiek mes ten kartų užeinam į tą McDonald'ą ir panašiai, kiek aliejaus, ten bulvytės ir panašiai labai užteršiam organizmą ir sutrikdom mūsų virškinimo sistemą, sutrikdom visą metabolizmą ir panašiai. Tai ant kiek yra sužeistas tas visas mūsų natūralus kūno procesas, ant tiek bus ilgas procesas atstatymo. Kadangi čia ne puola jums kilogramus tirpinti, o puola gydyti pačią šaknį, nuo ko viskas prasidėjo. Tai žodžiu, ten blogieji cholesteroliai, visokie toksinai, šlakai, sunkieji metalai. Žodžiu, viską valo lauk, nuo smegenų iki pat pirštų galiukų. Valymas vyksta pilnu tempu. Kepenys, inkstai, žodžiu, visi organai, kokie tik yra, su visais tais produktais, jie tiesiog aktyvinasi. Ir gali neužtekti tos vienos programos, kad susitvarkyti visus savo tuos natūralius kūno procesus. Tai va, jų irgi daug nereikia, nes yra labai didelė jodo koncentracija. Mes Lietuvoje negyvenam prie jūros, jodo mums trūksta. Irgi nereikia padauginti, nereikia ten skubėti, iš tikrųjų džiaugtis. Geriau tada porcijas kokias mažesnės darytis maisto. Geriau daugiau žalumynų tada valgyti. Vat pasidalinsim, sakau, mes šitais visais receptais ir panašiai. Tai va, tai šiam video bus tiek. Jeigu turit klausimų, jūs visada rašykit, bet kokiu klausimu, bet kokiu. Siunta vėluoja, kaip vartoti, ne viską supratau iki galo ir panašiai. Visada rašykit, aš esu labai atviras žmogus ir nuoširdžiai noriu kiekvienam iš jūsų padėti. Tai va, tai šiandien apie šitą tiek ir susitinkam kitam video. Ačiū visiems ir iki.